Ačiū labai, Jurgita. Nuostabi giesmė. Sveiki visi. Sveiki ištikimieji mūsų kanalą, sveiki parapijonis čia susirenkantis ir sveiki tie, kurie galbūt visai atsitiktinai papuolė čia, kada jūs bebūtumėte įsijungę, ar šiandien, ar rytoj, ar po metų, ar kada, būkit pasveikinti ir esu tikra, kad jūs pataikėte į gerą vietą, nes nieko atsitiktinai gyvenime nevyksta. Taigi, brangieji, labai graži giesmė, sėdėjau, klausiau ir galvoju, kaip tai visoje giesmėje galima rasti vos ne visą savo gyvenimą. Nes mes esam visokie, mums yra visaip kaip. Mes esam ir tie, kurie kopiam į kalnus ir matom, kad Viešpats visagalis. Mes esam ir tie, kurie pavargę, nepavelkam kojų, kurie nusivylę, kurie be vilties. Ir visa tai yra mumyse, visa tai yra manyje. Ir su manim visko vyksta gyvenime. Ir nenuostabu, kad vyksta. Nes mes gyvenam pasaulį. Ir šitas pasaulis yra žmonių planeta. Čia šitoj žemėje vyksta įvairūs dalykai. Ir mes į juos papuolam. Ir mūsų gyvenimas yra labai labai įvairus. Todėl šiandieną norėčiau pasimelsti su jumis. Nieko nėra nuostabiau, kaip išgyventi žodį. Nieko nėra nuostabiau, kaip išgyventi jo dvasią. Nieko nėra nuostabiau, kaip Jurgita giedojo, pakilti į jo kalną ir patirti, koks nuostabus man yra Viešpats. Ypatingai, jeigu šiandien jautiesi duobėj. Aš labai tikiu, kad šitas rytas, šita diena, galbūt vakaras, kada tu beįsijungiai, tau taps tuo atspirties tašku, iš kurio galėsi pakilti ir sustiprėti. Šventajam rašte yra viena ypatinga vieta ir jūs visi žinote, tai laiškas Efeziečiams 6 skyrius, kur apaštalas kalba apie dvasinę kovą. Ir nepaslaptis, kad mes dažnai, nors mus mokina neignoruoti kėslų, piktojo kėslų, aš dažnai juos suignoruoju. Aš dažnai priimu taip, kaip natūralų dalyką, tai, ką aš mąstau pati, ką aš girdžiu. Ir aš dažnai save sutapatinu su tuo, ką aš mąstau. Ir tos mintys dėja, ne visą laiką yra pozityvios. Dažnai jos yra tamsios, dažnai jos yra žlugdančios. Ir ne šiaip savo šventajam rašte yra šitas skyrius, kad mes jo galėtumėm pasinaudoti, kaip ir sako Viešpats, ginklais, pasinaudoti tuo, kas yra Viešpatės sukurta dėl mūsų, kad išgyventi čia šitoj žemėje. Noriu pirmiau jums paskaityti iš kito vertimo, negu yra mano šventam rašte. Ir ten sako, Dievas yra stiprus. Ir jis nori, kad jūs būtumėt stiprus. Tai kada tu papuoli į silpnumo minutę ir kada tau atrodo, kada tave apleido visi ir ypatingai apleido tave dangus, gali atsistoti ant šitos rašto vietos ir žinoti, kad Dievas nori, kad tu šitoj situacijoje būtum stiprus. Tad sako, imkit viską, ką jums paruošė šeimininkas. Gerai pagamintus ginklus iš geriausių medžiagų ir panaudokit juos, kad galėtumėte atsilaikyti prieš viską, ką velnias į jūs meta. Tai savaitgalio karas, per kurį per porą valandų mes pasitrauksim. Tai kova tarp gyvybės ir mirties.
Sako, būkit pasiruošę. Jūsų laukia daug daugiau, nei galite įveikti patys. Man parašta ne tik iš dangaus, bet ir iš žemesnių dangų ir iš pačio pragaro. Man yra parašta, man ir tau yra parašta tai, kas yra daugiau, negu aš galiu pakelti. Daugiau. Vadinasi, jeigu tai yra daugiau, aš natūraliom jėgom su tuo nesusitvarkysiu. Sutinkat? Ir sako, kad yra šeimininko paruošti ginklai, kad va tą akimirką, kada aš susiduriu su neviltim, su skausmu, su liga, su belekuo, kas mane žlugda, kad aš tada galėčiau, atrasčiau malonę, atsiversti šventą knygą, arba įsijungti va šitą įrašą, ar dar kažką ir sustiprėti jame. Nepasilikti vienai. Didžiausia yra klaida man pasilikti vienai. Tarsi nebūtų pagalbos, tarsi neturėčiau brolių ir seserų, tarsi neturėčiau šventą raštą, tarsi nebūtų Dievo dangui. Amen. Taigi sako, palaikykit vieni kitų dvasią, kad niekas neatsiliktų ir nepasimestų. Gražiai pasakyta, ne? Kad niekas neatsiliktų, nes tas, kas atsilieka, žinot, kad kaip gamtoj yra sudraskoma, ne? Niekas nepasiliktų ir nepasimestų. O man lengva pasimesti. Man lengva pasimesti savo mintyse, man lengva pasimesti savo jausmuose, man yra taip lengva ir taip yra, man tai įgimta. Eiti pramintų takeliu. Taigi, pasiruošę esat? Pasiruošę. Paskaitysiu dabar iš savo Biblijos. Tai sako, pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėt išsilaikyti prieš velnio klastas. Yra velnio klastos. Amen. Velnias kalba man dažniausiai per mano protą. Aišku, jis kalba ir per žmonės kitus, jis kalba per visur, bet dažniausiai man jisai kalba per mane pačią. Ir kad man atpažinti šitas klastas, kad atpažinčiau tą mintį ir ją sugaučiau, kaip gyvatę už uodegos sugaučiau. Nepriimčiau, kad taip, tai čia aš, tai va, aš jau tokia ir toks mano likimas. Mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėm, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Brangieji, tai ne šiaip savo, tai ne pasivaikščiojimas. Kaip skaičiau, tai ne savaitgalio karas, kur mes per porą valandų ten pamosikuosim ginklais ir grįšim ramiai gyventi. Ne. Sako, todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėt piktą dieną, gerą dieną, nebūtina naudotis. Gerą dieną reikia džiaugtis gyvenimu, bet kada ateina pikta diena, imti šitų ginklų, kad pasipriešinti ir sako, visa nugalėję.
dar turėti jėgų ir išstovėti. Amen. Taigi, haleliuja, haleliuja, Tėve, meldžiam Viešpatie Dieve, kaip Tu sakai, stovėkit susijuose strėnas tiesa. Viešpatie, dėkojam už Tavo tiesą. Dėkojam už Tavo žodį, į kurį mes galim atbėgti bet kada. Ir čia rasti tai, ko man tą akimirką trūksta. Surasti tiesą, kuri yra kita negu mano jausena, negu mano mintis, negu mano aplinkybės. Taip, aš sutinku su tuo, aš priimu, kad taip yra dabar. Aš nesiginčiju su tuo, bet aš tuo pačiu žinau, kad prie šitos mano vadinamos tiesos yra kita, aukštesnė tiesa, yra dangaus tiesa, į kurią aš šiandien galiu remtis. Todėl dėkojam Tau, Tėve, už Tavo tiesą, Tėve, ir meldžiu už kiekvieną žmogų, kuris šiandien yra suklaidintas, kuris yra savo abejonėse, kuris yra pasimetęs, Viešpatie, kuris yra galbūt, kaip raštas sako, atsilikęs ir pasimetęs yra. Aš meldžiu, Dieve, Tavo malonės grįžti ir pažinti tiesą, kokia bebūtų tai situacija, koks bebūtų sunkumas, pažinti tiesą ir remtis į tiesą, remti save tiesa. Haleliuja, apsivilkę teisumo šarvais. Dieve, dėkojam Tau už teisumo šarvus, už tą, Viešpatie Dieve, malonę būti išteisintiem Tavo akyse, kada aš pripažįstu savo kaltę, kada aš suprantu, Viešpatie Dieve, kad aš pramoviau, kad aš suklydau, kad aš nepataikiau, ateiti į Tavo akivaizdą, nesislėpti, ateiti į Tavo akivaizdą, išpažinti ir pasiimti šitos teisumo šarvus, apsišarvuoti Tavo išteisinimu, Viešpate. Dėkojam Tau, Dieve, dėkojam Tau, Dieve. Aš dėkoju Tau, Dieve, už kiekvieną, Tėve, kuris šiandien pasiima teisumo šarvus, kuris dabar yra išteisinamas Tavo akivaizdoje, dėl Tavo brangaus sūnaus kraujo, dėl atgailos, Viešpatie Dieve, dėl pripažinimo, Dieve, dėl susitaikymo, Dieve, su Tavim. Dėkoju Tau, Dieve. Dėkoju Tau, Dieve, ir dėkoju Tau, Dieve, už ryžtą, Dieve, už kojas, kurios apsevę ryžtų skleisti taikos evangeliją. Dėkoju, Viešpatie Dieve, dėkoju, Viešpatie Dieve, kad nuovargis traukėsi, Dieve. Haleliuja, Dieve, ir mūsų kojas stiprios, mūsų balsas yra stiprus, pakyla, Viešpate. Dėkojam Tau, Dieve, dėkojam Tau, Dieve, dėkojam Tau, Dieve. Ir visais atvejais, brangieji, visais atvejais imam tikėjimo skydą, kuriuo atremiam, užgesinam visas ugningas piktojo strėles. Haleliuja, Dieve, dėkojam Tau, Dieve, už tiesą, kad Tu esi, Dieve. Kaip Tu pasakei savo žodį, Viešpatie Dieve, kas artinasi prie Tavęs, tam būtina tikėti, kad Jis yra. Amen. Todėl, Dieve, šitoj situacijoje, brangus žmogau, kur tu bebūtum, Dievas yra. Dievas yra. Pasakyk savo, uždėk ranką savo ant širdies ir pasakyk, mano situacijoje Dievas yra. Jis yra dabar. Ir tas Dievas, kuris yra dabar, kur aš bebūčiau, mane myli ir mane priima. Ir dar daugiau, kada aš jo ieškau, Jis man atlygina. Jis man atlygina, aš matau savo akimis atlygį, aš matau ateitį su viltim. Haleliuja, haleliuja, Dieve, dėkoju Tau, Dieve, dėkoju Tau, Dieve. Imam išganimo šalmą,
Išganimo šalmą, laiminu savo galvą, laiminu savo mintis, dėk ant rankas ant savo galvos ir paskelbk, kad mano galvos yra išgelbėjimo šalmas. Aš mąstau kaip išgelbėtas žmogus. Aš atseku mintis, kurios ateina ne iš ten. Ir aš esu geras piemuo. Aš ganau savo mintis kaip avis. Aš nesu viena iš avių. Aš nesu šitos mintys. Aš esu ganytojas, kuris jas ganau, jeigu žinau, kur jas nuvesti. Haleliuja, Dieve. Dėkojam tau, Dieve. Dėkojam už išgelbėjimo šalmą. Kadangi tai šalmas vadinasi, aš galiu mąstyti kitaip. Amen. Aš galiu mąstyti kitaip. Ypatingai tada, kai net nesinori to daryti. Aš savo primenu, ant mano galvos išgelbėjimo šalmas ir aš turiu jėgą mąstyti kitas mintis. Taip, ir pasimkit dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Haleliuja. Ir Dievo žodis yra dviašmenis kalavijas. Dviašmenis kalavijas, kuris skirtas ir gintis, ir pulti tuo pačiu metu. Haleliuja. Haleliuja. Dėkojam tau, Viešpatie Dieve, dėkojam už dvasios kalaviją. Dėkojam tau, dėkojam tiesiog patikrink dabar, ar turi šitą dvasios kalaviją. Ar turi, ar disponuoji, ar naudoji. Ir jeigu to nedarai arba pamiršai tai daryti, tiesiog jį išsitrauk šitą žodį, susirask tą vietą, susirask tą situaciją, kuri kalba apie tave. Ir paimk šitą žodį savo, paimk jį savo, valgyk jį kaip duona, tol, kol jisai po truputį taps tavim. Ir kada jis taps tavim, tu galėsi jį drąsiai paimti ir pasiųsti ten, kur jisai turi būti pasiųstas. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Haleliuja, haleliuja. Dieve, dėkojam tau. Ir kiekvienu metu melskitės dvasioj. Melskitės dvasioj, maldomis ir prašymais. Brangieji, mes esam atgimę iš aukšto. Mes meldžiamės ir kitom kalbom. Nepamirškim šito galingo ginklo. Nepamirškim, kad šita dvasia, kuri gyvena mumyse, jinai visada, brangieji, ji visada mus užtaria pagal Dievo norą. Jis žino Tėvo paslaptį šitą dvasią. Ir kada mes meldžiamės, įvyksta tai, kas yra paruošta dangui. Amen. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Haleliuja, haleliuja. Visus šventuosius, tuos šventuosius visų pirma, tą šventąjį, kuris yra arčiausiai tavęs, kurį matai kiekvieną dieną. Tuos šventuosius, kurie yra šalia tavęs, tavo artimieji. Kiti vertimai dar kalba apie maldos ietį, kurią mes galim pasiųsti ten, kur mes nepasieksim. Jeigu kažkam tai vyksta kažkokie tai dalykai, mes turim šitą ginklą, brangieji, mes turim maldos ietį. Maldos ietis yra ietis, kuri sminga ten, į patį centrą. Ir įvyksta tai, kas turi įvykti. Ačiū tau, Viešpatie Dieve. Ačiū tau, Viešpatie Dieve, kad tu grąžini mus į savo tiesą, kad tu grąžini mus į žodį. Kas bevyktų gyvenime, kokios mintys, kas betakuotų, visada prisimink, kaip dažnai nuo šitos sakyklos sakoma, yra taip. Ir tada yra žodis, bet Dievas. Bet Dievas. Bet Dievas.
Amen. Visada yra 3 liudytojai. Kokia bebūtų tavo situacija. Ar tai būtų liga, ar tai būtų dar kažkoks tai iššūkis, ar tai santykiai. Kas bebūtų, visą laiką yra 3 liudytojai. Pirmas liudytojas yra tas galbūt skausmas, tavo liga. Ir jis yra tikras liudytojas. Jisai kalba apie tai, kas jisai yra. Antras liudytojas yra šita tiesa. Yra šitas žodis. Ir trečias liudytojas. Kas trečias liudytojas? Aš trečias liudytojas, kuris renkuosi arba pirmą, arba antrą tiesą. Ir tai yra tikras darbas, brangieji. Tikėjimas yra darbas, kurį atlikti savo gyvenime galiu tik tai aš pati. Amen. Haleliuja. Ir noriu supažindinti, kas vyksta mūsų bendruomeniai, kas vyks artimiausių metų. Tai, kaip jau minėjau apie maldos ietį, kada mes galim melstis už tuos, kurie nėra net ar šalia, ar ne šalia, užtarimo maldas. Ir čia kiekvieną mėnesio paskutinį sekmadienį jau tradiciškai pas mus pradėjo vyksta liudijimų sekmadienis. Ir mes čia išgyvenam fantastinį laiką, klausydami, kaip paprasto žmogaus gyvenime vyksta nepaprasti dalykai. Kaip vyksta tai, ko paprastai nevyktų, jei ne malda, jei ne dangaus įsikišimas į žmogaus gyvenimą. Taigi, šito mėnesio bus, man atrodo, kuri čia tas kelinta? 30, vat pasižymėkit, kad 30 dieną čia vyks liudijimų sekmadienis. Dar tokia naujiena, ką noriu šiais metais padaryti pirmą kartą ir labai norėtųsi, kad tai taptų tradicija, tai lapkričio 3, man atrodo, ar 4, kaip ten ketvirtadienis, yra padėkos diena. Tai va čia šitoj salėje, ar foje, nežinau, mes čia 27 dieną, lapkričio 27 dieną turėsim padėkos vakarienę. Aš manau, kad tai bus nuostabu. Mes dėkosim Dievui, mes dėkosim vieni kitiem, mes išgyvensim, mes skaniai valgysim, mes džiaugsimės vieni kitais ir tai bus nuostabi šventė. Taip pat noriu priminti, kad kiekvieno mėnesio pirmasis sekmadienis pas mus yra irgi ypatingas sekmadienis, nes mūsų tarpe tarnauja svečias, daktaras Giedrius Saulytis. Taip, kiekvieną sekmadienį, bet tie, kurie turit vaikučius, informacija jum, čia už šitos sienos, šitos salės, nuostabiam kambarį, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė. Aš neįsivaizduoju, kaip būtų gyvenime, jeigu mano vaikai, nuo tokių metų nebūtų buvę šitoj mokyklėlėje. Ne visada tėvam išeina perduoti tai, ką mes norim perduoti. Nes dažnai kažkaip tai, kad žmogus iš šalies, žmogus, kuris vaikui yra mokytojas, autoritetas, jisai turi daugiau netgi galios kartais ne tėvai. Taigi čia kiekvieną sekmadienį jūs galit atvesti vaikus, kurie bus mokomi to, ko jie nepamirš visą savo gyvenimą. Taip sako šventi raštai. Pamokyk vaiką ir jisai nepamirš to. Amen. Taigi labai kviečiami esat, labai tiesiog, rimtai pažiūrėkite į savo ir savo vaikų gyvenimus ir likimus. Dar tolimiau, tai gruodžio 26 dieną, pas mus jau tradicinis yra Kalėdų rytmetys Jėzus Kristus superžvaigždė. Antrą Kalėdų dieną, po kūčių, tai pirmą Kalėdų dieną
Jo, 26 dieną čia šitoj salėje vyks šlovinimas, vyks garbinimas, padėka tam, kuris atėjo į žemę. Amen. Ir gruodžio 31 dieną čia taip pat šitoj salėje bus pranašiškas 2026 metų sutikimas. Taigi, planuokit iš anksto. Ir būtų faina, kad jūs kažkaip tai duotumėt žinoti apie savo dalyvavimą, ypač naujųjų metų sutikime. Pasižymėkit tikrai, kaip pasakyti, kiek esu čia bendruomeniai ir kiek vyksta šitie tarnavimai, naujametiniai, pranašiški tarnavimai. Jie skiriasi nuo to, kaip kada sėdi tiesiog prie stalo ar prie televizoriaus namuose. Jie skiriasi iš esmės, kada su Dievo dvasia, su pranaškišku žodžiu mes kertam šitą ribą ir įeinam į naujosius metus. Taigi, brangieji, ačiū Jum, ačiū, kad esat, ačiū, kad remiat, ačiū, kad žiūrit mūsų laidas ir nepaprastai ačiū tiem, kurie paspaudžiat šitos nykščius, kurie parašot žodį. Jeigu tai vyksta malda, parašyk amen. Jeigu kažkoks tai žodis tave, tiesiog kažką išgirdai, parašyk tai. Taip, kad Dievas yra geras jum, Dievas yra geras man. Amen. Ir gyvenimas yra nuostabus. Taigi nepamirškit, brangieji, apsiginkluoti visais Dievo ginklais, neapleiskit šventųjų susirinkimo ir čia jau greitai 11 valandą vyks gyvai mūsų tarnavimas, į kurį dar galit suspėti, ką šiandien ir dabar žiūrit. Taigi būkit palaiminti, ačiū Jūs, kad esat, būkit palaiminti, nes tokie Kristuje ir esat. Amen.